yra seksualinė energija moteriai ir kaip mes ją galim panaudoti, kad jinai tarnautų mums. Čia labai geras klausimas, nes iš tikrųjų, kaip tau atrodo moters paveikslas religijose? Toks įdomus klausimas, daugelis dar nesupranta, kas vyksta energetiškai to seksualinio susijungimo metu, ar ne? Nes iš tikrųjų fiziškai tai mūsų gimda su to labai susijus. Eva, tu esi viena ryškiausių sąmoningos realybės kūrėjų vedlių Lietuvoje, esi pravedus tūkstančius transformacinių sesijų ir turi vieną didžiausią sąmoningumo platformą Soul Pearl. Kaip tu paprastai žodžiais apibūdintum, kas yra tas sąmoningas realybės kūrimas? Labas, Guste. Labas visiems. Tai sąmoningas realybės kūrimas yra sąmoningas kūrimas tai, ko tu nori. Neleidimas, kad automatiškai vyktų su tavim gyvenimas, nes daugelis gyvena taip. Jie neprisimena tos galios, kad gali kurti, ar ne? Ir jie tiesiog, taip atsitiko, taip įvyko. O sąmoningas realybės kūrimas tai yra, aš renkuosi tai, aš kuriu tai, aš dabar aktyvuoju tai. Tai yra sąmoningas pasirinkimas su savo vidinė būsena, energija, mintimis, pasitelkus visą tai, kurti realybę sąmoningai. Labai ačiū už atsakymą ir žinai, man atrodo, šitam kontekste yra toks žodis manifestacija ir kartais jis dabar atrodo toks labai nuvalkiotas. Ką tau reiškia manifestacija? Manifestacija yra energijos pavirtimas į materiją. Tai yra manifestacija, ar ne? Ir jeigu mes žvelgiame į mūsų gyvenimą per kvantinės fizikos prizmę, mes galime pamatyti, kad viskas, jeigu mes žvelgtume į bet kokį objektą, net ir šitą sofą, jinai galiausiai skaidžius į mažiausias dalelytės tiesiog yra energija, ne? Kažkada tai buvo mintis, kažkoks dizaineris atėjo galbūt mintis, jis pavertė tai formą. Tai manifestacija yra būtent tai. Kai mes turime kažkokią tai mintį, idėją ir galiausiai tai virsta forma. Ir tu šito dalyko, ar ne, kaip paversti tai formą, mokai labai daug moterų, ar ne? Ir kaip tu manai, kokia yra didžiausia problema, su kuo susiduria šiuolaikinės moterys, norėdamos išmokti arba norėdamos, kaip aš sakau, materializuoti tą gausią realybę, ar ne? Didžiausia problema yra tame, kad moteris neranda laiko sąmoningai pasigilinti į tą savo galią tikrai. O ji yra tikrai labai stipri ir daugelis, kas nori ar neklestėjimo, gausos, sėkmės, daro labai daug aktyvių veiksmų išorėje. Ir tu patigi puikiai žinai, ar ne? Kuri reelsus, kuri postus, rašai, kuri podcastus, labai daug energijos išorėje. Bet iš tikrųjų mūsų sėkmė 80% priklauso nuo vidinių veiksmų. Tik tai 20% yra išorėje. Tai reiškia, jeigu mes tai suvokiam, ar ne, ir pradedam koncentruotis labiau į tai, ką aš noriu kurti ir pasitelkiam praktikas energetinės, ar ne, tai mūsų ta sėkmė, klestėjimas gali ateiti žymiai greičiau, žymiai paprasčiau ir žymiai lengviau, negu darant viską tik tai išorėje. Tai tikrai tau labai pritariu ir pati esu tavo platformos narė ir man pirmas toksai wow momentas buvo, kai aš buvau Vilniuje ir pirmą kartą įsijungiau tavo gausos meditaciją ir ją padariau vakare ir ryte aš turėjau 2 pokalbius su klientėm, kurios gal norėjo įsigyti mano tuo metu parduodamas paslaugas. Ir aš galvojau, gerai, dabar čia jeigu jos tą pasakys, tai aš turiu čia tą pasakyti, kad jos tikrai nupirktų. Ir kai padariau tą meditaciją kitą rytą, buvo antiek viskas smooth ir man įkrito 700 eurų, realiai nieko fizinio nedarant, ar ne? Bet kur buvo esmė, aš pakeičiau savo tą energetiką. Taip, ir viskas yra apie tai, aš dar noriu, sugrįžti šiek tiek dėl tos problemos, nes tu akcentavai, kame yra didžiausia problema. Tai moteris sako, aš neturiu laiko medituoti, bet turi laiko skrolinti. Turi laiko skrolinti, žiūrėti, ką veikia kiti, ką veikia kitos, reklamos, kokia, pirkti kažką. Tai jeigu mes tiesiog pakeičiam prioritetus, kad man yra svarbu, ar ne,
turiu viziją kažkokią, ką aš noriu realizuoti, ką aš noriu pasiekti gyvenime, ką aš noriu turėti. Ir tai mane motyvuoja. Ir man motyvuoja tas tikslas, ar ne? Matai tu irgi savo kažkokią realybę, kuri jau yra, tavo kaip ir išsipildymas, tas ir savirealizacijos ir visko. Ir tave motyvuoja šita vizija. Dėl to prioritetą susistatai, kad aš skiriu laiko praktikom, meditacijom. Tai man yra prioritetas. Tai va čia yra tokia pagrindinė problema ir jos sprendimo būdas. Iš tikrųjų, persiorganizuoti savo prioritetus ir skirti būtinai laiko tam. Nes kitu atveju, kas vyksta? Vyksta tas automatas, apie ką mes šnekėjom, automatinis tiesiog gyvenimo patyrimas, kai reikalai, sprendimas, reikalai, buitis, organizavimas, bet žmogus yra toj pačioj realybės versijai. Niekaip jis negali pasitraukti. Ir kad ir ką jis darys savo fiziniais veiksmais, niekas nesikeis, nes energija nesikeičia, frequency nesikeičia, vibracija nesikeičia. Ir tada, žinai, sukasi tai tam rate, kol pradeda viskas degti raudonai. Ir tada jau eina ieškoti sprendimo būdų. Čia geru atveju, blogu atveju, tai ką, ieško galbūt tabletės raminamosios, žinai, kad išgert, kad nurimt, kad tiesiog subalansuoti save kažkaip tai greitai, ar ne? Geru atveju eina ieškoti kažkokių tai streso normalizavimo būdų per praktikas. Bet išmintinga moteris, kuri tikrai tiki savo sėkme, tai ji balansuotai 80% energetika, būsena, praktikos, 20% išoriai veiksmai. Ir tai vyksta, aš pati esu liudininkė, žinai, savo realybės kūrimo ir viską, ką aš turiu, yra būtent tais principais pasiekta. Tai dėl to, mielos moteris, leiskite savo skirti daugiau dėmesio energijai. Atsimenu, kai pradėjau šitą podcastą, iš tikrųjų, tai buvo tiesiog aš pajaučiau intuiciją ir supratau, kad aš turiu ją pasitikėti ir eiti. Bet aišku, kad buvo baimės, ne? Aš tik aišku, jau po to visų praktikų žinau, kad čia yra baimė, čia yra normalu, bet aš tiesiog ją nekreipiu dėmesio. Vis tiek einu taip, kaip sako mano intuicija. Ir mano pirmas filmavimas, žinokit, jis buvo tokioj glusoj ir jis įvyko taip sklandžiai, bet realiai man reikėjo padaryti labai mažai fizinio veiksmo, ne, ką mes ir sakėm, bet dėl to, kad aš padariau labai tą didelį tokį šuolį su būtent praktikom ir supratau, kad jeigu mano širdis tuo mane veda, man reikia tuo sekti. Ir tada vis tiek veiksmai labai susiklosti. Aš dar noriu čia irgi paminėti, nes aš atsimenu puikiai, žinai, kai tu ir atvykai pas mane į pervalką, į renginį gyvą. Ir kai tu suformulavai savo intencijas ir mes darėm praktikas ir tada, ar ne, mes dirbam energetiškai ir tada jau realybė gali jinai pradėti jaust, kad tu judi šitą kryptim ir tada jinai tau meta tuos impulsus, kad dabar, eik podcastą pradėk filmuoti, žinai, čia nebuvo gal tavo mintis, nebuvo tavo idėja, tugi kalbas ar nemokinai. Merginos, jei jau kurį laiką mokotės anglų kalbos, dedate pastangas, žiūrite video, lankote kursus, bet vis tiek nedrįstate kalbėti angliškai, gali būti, kad problema yra ne ta, kad nemokate mokytis ar esate negabios kalboms. Gali būti, kad tikrasis stabdis slypi jūsų pasąmonėje. Labai dažnai mus stabdo ne žodžių trūkumas, o baimė suklysti, būti įvertintoms, pasirodyti nepakankamai geroms, ar tiesiog jaustis nejaukiai kalbant. Todėl sukūrėme specialią anglų kalbos hipnozę moterims. Moterims, kurios nori laisvai kalbėti, pasitikėti savimi, keliauti be streso, drąsiai užkalbinti žmonės, paklausti kelio, susirasti naujų pažinčių, ar net paflirtuoti angliškai be baimės ir vidinio susikaustimo. Ši hipnozė padeda dirbti ne tik su anglų kalba, bet ir su pasitikėjimu savimi ir vidiniais blokais, kurie dažnai ir yra didžiausia kliūtis, norint tapti tą moterimi, kuri kalba anglų kalba tiesiog su pasitikėjimu savimi. Tai su kodu GUSTE10 gausite 10% nuolaidą ir visą informaciją apie hipnozę rasite šio video aprašyme ir kviečiu tave pradėti savo kelią į laisvę jau šiandien. Ir tau tada, supranti, meta tokią idėją. Ir tada antras labai svarbus veiksnys, Guste, tu esi pavyzdys,
realybės kūrybos sąmoningos, sėkmingos praktikantės, nes tu darai veiksmą. Daugelis žmonių šitoje vietoje užstringa. Jie sukuria energiją, jie gauna impulsą ir tada, o ką kiti pagalvos, o jeigu nepasiseks, o jeigu taip, o jeigu naip, ir pasiduoda baimėms, nes neturi praktikų. Ir tu, ką paminėjai, labai svarbu turėti praktiką, sąmoningumą, nes tu žinai, kad čia tave blaško tavo baimės, bet tu gali rinktis klausyti baimių arba klausyti širdies. Tu pasirenki klausyti širdies, darai veiksmą, mes sėdim čia. Kur toliau sklis šitas video, kiek pasieks žmonių, mes nežinom. Ir tai atidaro galbūt didžiulės galimybės, supranti, bet tu padarai veiksmą. Tai čia yra antras labai svarbus aspektas sąmoningos realybės kūrime. Labai ačiū tau už tokį išsamų atsakymą. Ir mes esame moterys, ar ne? Ir šitas podcastas yra apie moteriškumą. Ir aišku, kad aš turiu dabar paklausti šitą klausimą. Kas yra seksualinė energija moteriai ir kaip mes ją galim panaudoti, kad jinai tarnautų mums? Čia labai geras klausimas, nes iš tikrųjų daugelis moterų, kurios kuria sėkmę, karjerą, klestėjimą, dažnai būna prote. Ir dažnai būna galvoje ir pamiršta grįžti kūną. Pamiršta jausti save. Geriausi dalykai ateina, gražiausi dalykai ateina, lengviausiai ir paprasčiausiai, kai mes veikiame iš antro savo centro. Tai yra antra čakra, tai yra malonumo centras ir tai yra gimdos sritis ir tai yra seksualinės energijos centras. Ir moteris kažkaip šito nesuvokia, kad seksualinė energija ir manifestacija, realybės kūrimas yra lygų. Nes iš esmės mes galime patirti gyvenimą, kur labai daug pastangų, labai daug krūvio, labai daug reikalų, labai greitas tempas. Arba galima patirti, kur vyksta per malonumą, per įkvėpimą, per atsipalaidavimą, per tokį priėmimą, žinai, kaip moteriška energija, jinai priima ir jinai pasiruošusi gauti galimybę, pasiruošusi gauti kvietimus, pasiruošusi gauti, žinai, idėjas, pasiruošusi gauti kūrybiškumą. Tai čia yra tas antras centras, malonumo centras ir tai yra seksualinė energija. Todėl mums yra būtina daryti praktikas, kurios taip pat skatina mūsų sujungti su tą seksualinę energiją. Nes moteris dažnai pamiršta, ypač po vaikų gimdymo, ypač šeimose, nes tiesiog į tą buitį užsisuka ir praranda tą, tiesiog galvoja, vėl čia eisiu juo mylėtis, aš net nenoriu. Būna taip moterims tikrai, kad jos vengia net seksualinių santykių, dėl to, kad yra vis atitolusios nuo savęs, nuo savo prigimties, nuo tos tokios jaučiančios, per malonumą patiriančios. Tai tam be abejo yra ritualai, yra praktikos, kaip grįžti į save, per kvėpavimą, per meditaciją, per judesį ir vėl susijungti su tą seksualinę energiją ir pradėti jai tekėti laisvai, tam, kad kurti ne per pastangas ir per sunkumą, per lengvumą ir tada vėl tapti tą moterim, kuri iš tikrųjų yra ir geidžiama, ir geidžianti, ir pasiruošusi priimti tą malonumą ir pasimėgavimą tiesiog gyvenanti pati iš savęs. Taip, tikrai labai su tavim sutinku ir man visuomet buvo tas, kas yra ta magnetiška moteris. Iš tikrųjų tai yra labai paprastas dalykas, ta, kuri leidžia tai energijai tekėti, tai malonumo energijai tekėti. Ir mes turim tokį vieną stebuklą savyje, tai yra gimda, ar ne? Ką tu manai apie tai ir yra sakoma gimdos valymai, visokios praktikos, telegonija ir taip toliau. Ką tu apie tai manai ir koks buvo tavo kelias atrasti va šitą ryšį su savo gimda? Iš tikrųjų, čia yra tema, kuri dar vis Lietuvoje tabu, bet labai džiugu, kad mes irgi čia kalbam apie tai, nes aš kai paskelbiau pirmą kartą savo praktiką viešai sukurtas dirbtuvės apie gimdą, tai sulaukiau didžiulio neigiamo visuomenės požiūrio, ten ta prasme laidoje vienoje įsityčiojo apie tą gimdos praktiką, tada pradėjo garsios moteris ten eskaluoti, kas čia per nesąmonę, netgi medikės, čia neįmanoma gimdos valyti, jūs tik tai su skalperiu ją galite valyti. Ir aš tada, žinai, taip, wow, kokia mes dar vis tamsos amžiuje, ta prasme, mes nesuvokiam, ant kiek
emocijos mūsų kūne gali sėsti ir kaip jos veikia visa psichosomatika. Ir daugelis moterų turi daugybę sutrikimų būtent gimdoje. Tai yra įvairios cistos, įvairios endometriozė, ar ne, uždegimai, visokie kartojantis dalykai. Ir jos tik tai eina, žinai, tabletės geria. O iš tikrųjų, kas ten yra iš tikrųjų? Pakalbėkime apie tai. Ten yra kaltė, gėda, užspausti jausmai visi. Ir gerai, tu išgersi tą tabletę. Okei, tau ten gal kažkaip mažiau jausis, bet priežasties nesprendžia. O priežastį mes neseniai kreipėsi į mane, žinai, moteris, kurios draugas susirgo gimdos kaklelio vėžiu. Gimdos kaklelio vėžys dažnas, labai susirgimas. Ir psichosomatinė priežastis, kaip tu atrodo, kokia yra iš tikrųjų priežastis šito sutrikimo? Aš manau, kad tai yra labai didelis atitolimas nuo to, kas tu esi kaip moteris. Ir man atrodo, tai gali būti net gal ir kartų tam tikros traumos. Taip, tu teisi, pagrindinė priežastis psichosomatiškai yra, tu iš dalies teisi, nes pagrindinė priežastis psichosomatiškai yra santykių, nusivylimas santykiais. Tai reiškia, moteris yra santykiuose, kur jai nelabai, ar ne? Bet jin yra, nes patogu galbūt yra vaikai, galbūt socialinis kažkoks tai ar ne, spaudimas, kad būti šeimoje reikia būtinai. ir tai viskas sėda. Va tie nusivylimai, pavyzdžiui, vyras vartoja alkoholį, jinai visiškai nepatinka, kad jis vartoja, jinai toliau su juo būna ir vis nuryja, tai žinai savy. Ir visa čia taip. Ir paskui ką, operacijos. Nors iš tikrųjų mes galim savo padėti kitaip. Jeigu mes kreipiam dėmesį per kvėpavimą, per meditaciją, per vizualizaciją, kaip mano dirbtuvėse aš ir vedu, mes tiesiog susijungiam giliai, kas čia yra per jausmai ir pradedam juos jaust. Pradedam tau prajaust, kur ta gėda buvo, kur ta kaltė buvo. Galbūt, žinai, abortų kažkokių turėjo moteris irgi kaltė. Galbūt neištikimybė, žinai, buvo. Ir nešioja tą kaltę savo vyrui nepasakė, žinai, ir viskas sėdi. Visą tai priimti, iškvepuot, paleist. Ir tada žiūri, kad susitvarko ta sveikata, nebereikia eiti pas daktarus, aš pati stabilizavau, pas mane buvo daugybė dalykų. Kodėl aš tai atradau, tu paklausai, kaip aš prie to priėjau. Todėl, kad pas mane buvo labai daug sutrikimų. Nes aš tiek daug kaltės nešiau, tiek daug gėdos nešiau. Dėl savo patirčių, dėl savo santykių, dėl savo viso to, kas buvo, kai buvau nesąmoningai ir nežinau, kaip elgtis su savim sąmoningai, nežinau, kaip bus santykiuose sąmoningai. Ir visa tai paskui vėliau buvo ligos. Tai aš tada pradėjau gilintis, ką daryti. Ir radau, žinai, išeiti per praktikas, per savęs priėjimą, per priėmimą, per jausmų pajautimą. Ir išlaisvinimą visų tų energijų, kurios stringa mūsų apatiniuose centruose ir galiausiai nebemeluoti savo ir rinktis tai, ko nori. Rinktis vyrą, su kuriuo nori būti iš tikrųjų. Būtent, tai man atrodo, kad daugelis dar nesupranta, kas vyksta energetiškai to seksualinio susijungimo metu, ar ne? Nes iš tikrųjų ir fiziškai tai mūsų gimdas tuo labai susijusi, ar ne? Ir visos čakros išsidėsto taip pat, nes vyrų tai tikrai mergaitės, aš irgi esu padaręs ne vieną video apie tai, tikrai tai yra labai atsakingas momentas ir man atrodo tikra ta moteriška moteris, taip kaip, pavyzdžiui, aš dabar ją apibrėžiu, tai jinai pirmiausia žiūri, kas yra jos aplinkoj, o santykių aplinka tai yra tas žmogus, su kuriuo mes praleidžiam daugiausia laiko. Ar ne? Ar sutinkit su to? Taip, be abejo. Ir čia yra labiausiai mūsų darantis įtaką stipriausia ryšys. Ir jeigu žmogus, su kuriuo mes esam nesąmoningas, ar ne, tai kas vyksta seksualinių santykių metu. Jisai kaupia per dieną, per gyvenimą daug visokių emocijų, ar ne, daug visokių energijų krūvio. Ir jisai sąmoningai nedaro, ar ne, kažkokių kvėpavimų, paleidimų. Tai sekso metu jis viską paleidžia į moterį. Viską. Moteris tada turi žinot, kaip tą energiją išlaisvinti. Nes jeigu jin sėda tiesiog irgi pas ją ir irgi gaunasi, kad tiesiog priėmė iš vyro. Priėmė iš vyro visą tai, ką jis nesuvirškino. Gali pastebėti, poros tiesiog būna dažnai po seksualinių santykių netgi prasideda konfliktai, nes tos energijos neturi kaip išeiti. Ir tada konfliktai, ir va čia energetika, kur žmogus, tipo mistika, nenori domėtis, bet
come on, jeigu pasidomėsi, tai gali būti tavo gyvenimas žymiai geresnės kokybės, jeigu įsileisi tiesiog suvokimą, kas iš tikrųjų vyksta ir kad mes nesam vien fiziniai kūnai, mes esame ir dvasinės, ir energetinės būtybės ir šitus dalykus išmanant mes tiesiog galim suvokti, kaip padėti viens kitam gyventi harmoningesniam gyvenimui. Tikrai taip. Ir merginos, čia jūs galite kaltinti savo partnerius ir taip toliau, bet čia mes neinam į aukos tą būseną. Iš tikrųjų, kiekviena moteris yra atsakinga už savo ryšius su gimda, už savo energetiką. Ir aš manau, kad yra ta trūkumo energija. Aš noriu, kad mane kažkas padarytų laimingą, bet pirmas dalykas, ką turiu suprasti, yra tavo pačios atsakomybė apie tavo energetiką ir tavo seksualinę energiją lygiai taip pat. Super, Gustė, labai nuostabiai matau, kad tu išmokai viską, ką dėsčiau. Taip. Ir mes esam lietuvės. Aš beje labai ilgai to gėdėjausi, bet dabar suprantu, kad yra labai didelis stebuklas ir kad nebereikalo, čia mano siela taip pasirinko. Bet mes turim pamatyti tą realybę, ne? Tikrai esam moteris, ir apstai mūsų mamas, močiutės, žiūrint, ta istorija buvo gana graudi, gana kraupi, ar ne, karai, visokios išdavystės, išprievartavimai. Kaip tu manai, kaip moteriai, dabar mes jau turim tas galimybės, ne? Tai kaip tu manai, kaip moteriai suprasti, kur čia yra mano kažkas, o kur čia gali būti tų kitų kartų palikimas? Vienareikšmiškai labai daug tikrai yra iš senesnių kartų. Viską mes, jeigu tai pažiūrėtume, irgi sąmoningas realybės kūrimas, tai yra ir analizė, ir suvokimas, kieno čia tie įsitikinimai, pagal kuriuos aš gyvenu, kieno tos programos, pagal ką aš veikiu. Tai tikrai daugybė žmonių, moterų nesąmoningai tiesiog veikia pagal savo mamų, močiučių programas, dažnai santykių kūryba būna iš skausmo, kuris yra labai išgiliai. Tai viena iš pareigų mūsų, kai jau mes sąmoningai pradedam suvokti, ar ne, kad aš esu kūrėja, kad aš esu atsakinga už savo laimę, tai irgi atpažinti šitus dalykus, atpažinti, ar tikrai man naudinga toliau veikti pagal tas traumų programas. Ir vėlgi yra praktikos, yra ir konsteliacijos, yra ir regresinė terapija, yra ir energetinis tiesiog paleidimas to viso krūvo, kas eina iš tavo giminės. Sąmoningai tiesiog pasižiūrėti ir ne tai, kad atsijungti, negalima atsijungti, bet per save leisti išgyti visam tam skausmui ir dėl savo giminės moterų, kurios buvo praeitį gyventi laimingai. Ir būti ta per malonumą gyvenimo patiriančia moterim, kuri gyvena gausoj, klestėjime ir laimėje, tiesiog leis savo būti pirma moterim savo kartoj, kuri tai gali turėti ir leidžia savo turėti. O, tikrai, visoms tikrai labai to linkim. Ir mes moteris, ir man pačiai tai būna, aš esu labai emocinga. Aš galiu labai taip aiškiai išreikšti tas emocijas, ar ne? Ir kartais tai yra džiaugsmo emocijos, ir man atrodo, kai kurios moteris ir gali vesti, daryti, užkurti kažką, bet jau kai aš supykstu. Tai geriausia būna, mano tėčiui vieną kartą buvo užkilęs spaudimas, kai aš ten kažką pradėjau rėkti. Tai kaip padaryti ir paversti tas savo emocijas ne našta, o iš tikrųjų tokiu labai giliu suvokimu savęs? Taip, tai buvo klausimas, kuris mane atvedė į sąmoningumo kelią, nes aš iš tikrųjų nežinau, mūsų niekas nemokina, kaip elgtis, ar ne? Mano emocijos buvo labai destruktyvios, aš tokius nervų priepuolius netgi turėdavau, ta prasme, bet destruktyvus. Ir aš manau, kad daugelis moterų tai yra patyrusios ar patiria, ypač tas, kurios vaikus pagimdo, žinai, ir ten pervargime, dar ten reikia kažką galvoti, tai visiškai kantrybė viską įsekusi. Aš ieškojau šito atsakymą, žinok, ir tai mane atvedė į emocijų paleidimą, tai atvedė į Sedonos metodo pažinimą ir taikymą savo realybėje, kai aš pradėjau suvokti, kaip reikia elgtis su tam, nes čia yra energija lygiai taip pat. Emocija yra energija ir jinai kartais ateina stipriai, kartais jinai būna labai tanki, kaip kaltės, liūdesio energija, depresija, žinai. Visas šitas toksai tankiai vibruoja, o kartais būna tos tokios aštrios labai energijos.
Tai vėlgi mes visą to mokomės Solpearl platformoje ir praktikose, kaip priimti, kaip iškvepuoti, ką daryti, kada yra destruktyvu, tai leisti į aplinką, kada yra harmoninga ir kaip tai daryti, kad negadint santykių, kad kitam žmogui gyvenimo negadint. Tai visa tai, žinai, yra tikrai mokslas, sakyčiau, kur reikia ir mokintis, ir treniruoti save, nes mes visada galime arba reaguoti nesąmoningai, arba prisimti atsakomybę ir sąmoningą duoti atsaką, ne reakciją. Nežinai, kuom skiriasi reakcija ir sąmoningas atsakas. Reakcija tai va, iš tų programų, kurios tenais veikia, ir reaguoju atgal, net nepagalvoju. O yra responsibility, tai respond ability. Tai reiškia, aš turiu galimybę atsakyti į situaciją, nereaguoti, o atsakyti. Ir va čia jau yra irgi sąmoningas realybės kūrimas. Labai labai ačiū už tokį tikrai gilų atsakymą. Ir žiūrėk, aš dabar jau darau tas manifestacinės praktikas, bet nesigauna. Ką tu patartum tokiai moteriai? Jinai daro ir jai nesigauna. Gal matai, kokia čia programa pas ją galėtų būti? Ar čia konkrečiai tau, ar čia? Ne, aš man atrodo, aš jau praėjau etapą, kur aš labai stengiausi viską išmanifestuoti, bet nesigavo kažkodėl. Tai va, tai ir pasakai, kad labai stengiausi. Kai yra didelės pastangos ir didelis reikšmingumas, tai reiškia, tu viską tiesiog tolini. Iš esmės tau turi būti ant tiek chill, visiškai nesvarbu, manifestuosis, nemanifestuosis, man gera. O čia paskutiniam webinare iš tikrųjų manifestuoti laimę, aš apie tai kalbėjau. Nes jeigu mes sukuriam reikšmingumą, kad tik tai tą pasiekus, va tada tik tai bus gerai. Tai yra pagal kvantinę fiziką ir transurfingą, tai yra perteklinis potencialas. Perteklinis potencialas energetiškai kūrė tokią atatranką, kad tai, ko tu nori, dar daugiau toliau nustumia. Tai mes dėl to per meditacijas mokinamės paleisti reikšmingumą, jausti, kad jau dabar yra pakankamai, užtenka visko. Čia su manifestacijom aš tik žaidžiu, aš tik žiūriu, aš tik kuriu. Tai yra žaidimas, tai yra kūryba. Man super gera čia, kur esu. Aš čia jaučiu visišką pakankamumą, pilnatvę, užsipildymą, aš kaifuoju ir tai irgi reikia mokėti tai įeiti, nes mes galim save įvest, kad čia yra nepakankamai, man dar reikia siekti ir iš tas traumas veikti, žinai, noro kažką įrodyti kitiems ir taip toliau, tai niekada nesigaus. Per traumą tave gali nuvesti kažkur, noras įrodyti, pasirodyti tečiui, mamai, kad tau pripažinimą duotų, sakytų, o, kokia mūsų faina dukrelė. Bet iš tikrųjų tas noras įvertinimo, pripažinimo ar siekimas manifestacijų iš trūkumo, dėl to ir nesigauna. Tai mes pradžiai turim išgydyti save iš to nepakankamumo, grąžinti į pilnatvę čia ir dabar. Ir tik tada pradėti kūrybą, tik tada pradėti manifestacijos žaidimą. Taip, ir tas įėjimas į tą būseną yra labai fainai, bet esmė yra išlaikyti tą įėjimą į tą būseną, kad pagaliau ir taptų tą būseną, ne? Ir dėl to, pavyzdžiui, man labai patinka ir ką tu darai, ne, kad turi savo bendruomenę, nes tai ir padeda, kad mes tikrai visos užsikūrėm kažkokiuose darbuose, bet yra vieną kartą per mėnesį tas skolas, aš ateinu ir va tada aš vėl prisimenu, ir jau kitą mėnesį aš daugiau prisimenu, ar ne? Tai va tikrai tos bendruomenės, ar ne, jūs turite atrasti, kas jums labiausiai rezonuoja, bet tai yra, manau, kad tikrai vienas iš svarbiausių dalykų einant sąmoningumo keliu. Taip, palaikymas svarbu, nes žmogus linkęs susimiršti. Mes galim kalbėti dabar, kad ir šitą podcastą, kai pažiūrės moteris ir jinai, wow, dabar aš jau kursiu, po savaitės pažiūrėsim, kaip tu ten toliau kuri. Nes įtraukia vaisius, įtraukia matricą tą vadinamą, įtraukia švytuoklis ir vis išprovokuoja tave vėl grįžti į nesąmoningumą, į reakcijas, į nestabilumą ir pamiršimą iš kaip viską daryti. Ir tai yra normalu, nes šitas pasaulis taip sukurtas. Pasižiūrėkit, prašau, matricą, pasižiūrėkit Neo, kaip ten veikia ir kaip jam lengva peršokti per pastatą, tiesiog paimti ir peršokti. Nėra taip paprasta, tai dėl to ir yra tas nuolatinis palaikymas, ar ne, kad tu, gali savarankiškai daryti meditacijas, bet moteris kartais pasirenka scrollint, bet yra tas mėnesinis susitikimas online. Ir į šitą tikrai ateinu. Tada prisijungiu, tada prisimenu, tada vėl jaučiu, kad yra ar ne tos galimybės. Tai
tai yra būtina. Čia nėra vienkartinis kursas, nėra vienkartinis pažiūrėjimas. Jeigu be tų priminimų, tai labai sudėtinga tiesiog keliauti, nes po mėnesio moteris būna ten pat, kur buvo. Tikrai taip, tikrai kartais gali užsimiršti ir to pastovumo, kiekvienai mums reikia. Kiekvienai. Dabar perkim prie santykių temos. Dabar labai populiaru dalinti sąskaitą pusę per pusę. Ką tu apie tai manai? Aš manau, kad kai kuriuom moterim galbūt to reikia, tai sukuria tokį kaip ir lygiavertiškumą, kad aš pati galiu būti atsakinga už savo tą realybę, už savo gyvenimą. Ir galbūt tai yra toks kaip spyris šiek tiek daugiau pasirūpinti irgi savim išmokti. Nes yra tokia problema kartais, žinok, santykiuose, kur rūpinasi tik tai vyrai ir moteris visiškai neturi savo finansinio nei šaltinio kažkokio. Ir jos tada, kaip medūza, pakabinta. Tipo. Tai aš, žinok, manau, kad kartais tai gali būti toksai kaip priėjimas, kad tu turėk kažką savo. Bet mano nuomonė idealiausias susitarimas, kuris yra naudingas tiek vyrui, tiek moteriai, yra, kad vyras dengia visas buities išlaidas. Tai yra, vyras rūpinasi, kad gyvenimu būtų pasirūpinta ir moteris kuria savo finansus ir ji jos naudoja savo. Tai kodėl tai yra naudinga ir vyrui, ir moteriai? Moteris būna ta priemončioje energijoje lieka, ar ne, kurį gauna. Vyras gali būti savo vyriškoje energijoje ir jis gali provideris būti, jisai gauna tą galimybę tai duoti ir neprarasti savo vyriškumo. Ir kuo daugiau jisai be abejo duoda, tuo daugiau jo potencialas auga, plečiasi, jis gali daugiau priimti gausos. Čia vyrai kartais jeigu skurdo sąmonėje gyvena, iš tikrųjų jie pamiršta tą momentą, kad kuo daugiau tu savo moteriai gali duoti providint, tuo daugiau galimybių tau ir ateis turėtos gausos. Prašau, žinok, yra išmintingų vyrų, kurie puikiai tai supranta ir ten rūmus pastatė savo moterim ir ta prasme turi nerealiai daug gausos. Nes jie supranta visą aspektą, o yra kai kurie vis dar studento sąmonėje gyvena, dar tokie studenčiokai, davai, per pusę, ir jiems ta gausa ir neteis, nes jie neperjungia savo sąmonės biški į tokį aukštesnį suvokimą. Tai va, tai kai vyras tampa provideriu ir duoda moteriai, bet moteris ne medūza. Moteris pati irgi įgalina save, kuria ir turi tą finansinį srautą, bet ji, aišku, jį leidžia savo. Tai reiškia, jie gali savo pirkti retrytus, jie gali savo pirkti mentorystės asmeninės, kur nori tenais investuoti į visokius perlus, nežinau, keliones. Bet aš tikrai rekomenduoju į saviugdą ir augimą savęs investuoti, nes tai atsiperka 110 kartų. Tai va, tai jinai gali investuoti tokius dalykus, ar ne? Ir tada jinai auga, plečiasi, jinai turi savo tą tokį savirealizaciją, kas iš tikrųjų aš manau, kad moteriai yra svarbu. Mes jau ne tam amžiui, žinai, kai tik tai tenais kažkur buity, nors tai irgi gali būti savirealizacija per šeimininį tą modelį ir kai kurioms moteriams to užtenka, bet kai kurioms visgi norisi daugiau, tai drąsiai ir imkit. Tai. Super. Aš pati esu buvus pas jūs ir iš tikrųjų tikrai jūsų santykiai yra tikrai labai gražus ir tikiuosi, kad aš vieną kartą tokius santykius turėsiu kažkada. Ne viską matai. Bet aš manau, kad jaučiasi ir ta energetika vis tiek, aš manau, kad jūs esate komanda, ar ne? Taip. Ir tokia gana stipri. Kokia buvo didžiausia pamoka, kurią tu turėjai išmokti ir gal kurią Atrėjus turėjo išmokti? Jeigu čia galima paklausti. Paklaus visada galima, atsakyti, pažiūrėsiu. Tai iš tikrųjų šitas santykiai labai stipriai augina mus abu, nes mus labai stipriai sodina į sąmoningumą, išėjimą iš bet kokio to mažo vaiko. Ir tiek jam, tiek man, kur skundžiasi, kur kartais jauka, kur kartais tu man kažką. Mes abu labai stiprios asmenybės. Ir žinai, vienas jeigu krenta kažkur ar vienas kažkur grybauja, mes tu čia grybauji. Ir jeigu kitas, tu čia grybauji ir mes mokam atstovėti, žinai, ir atstovim iki galo. Ir tas, kur grybauja, vis tiek jis turi susirinkti save ir suprast, kad, aš čia grybavau. Ir tada vyksta augimas. Mes labai stipriai mokam brėžti viens kitam ribas, mes labai stipriai mokam atstovėti savo tiesoj. Ir tas padeda mums, žinai, ne visada taip yra, kad mes kovojam vien su kitu, bet
yra tas toksai supratimas aiškesnis. Aiškesnis supratimas, kad man reikia būti kartais galbūt švelnesnė, jam galbūt irgi kartais reikia kažką pramatyti, kažkaip empatijos daugiau prajausti. Ir mokomės ir augam, žinai, ir turim mes tikrai tų konfliktų ir jie būna, bet mes sąmoningai per juos einam ir labai kaip pora mokomės viens iš kito, žinai, nes čia yra tokia partnerystė, kur jau abu tikrai esame, žinai, daug patyrę visko ir galim visai kitaip elevatinti. Jo, supratau. O kaip jūs poroj žiūrit į seksualumą, į seksualinę energiją? Ar darot kažkokias, praktikos, nežinau, darot, bet kaip jūs, kaip tikrai abu esat sąmoningi žmonės ir taip pat vedliai, kaip jūs tai suprantat? Tai seksualinę energiją mes irgi laikom kaip galimybę manifestacijai ir mes darom sąmoningas manifestacijas. Iš tikrųjų, kai pasidalinau kažkada vienam retryte, moteris taip pat atsisuko rimtai. Tai kaip čia? Rimtai. Tai gal aš taip visko, žinai, detaliai neatskleisiu, bet iš tikrųjų mums tai yra toksai ir pasiruošimas, ir kame mes turim būti, ir kokioje energetikoje turim būti, ir be abejo kokia intencija, ir taip toliau. Tai mes į seksualinę energiją žiūrim kaip į kanalą ir į galimybės, tiesiog į galimybės didžiulės. Ir taip ir naudojam, sąmoningai naudojam šitą energiją. Ir taip pat lygiai taip pat, man atrodo, sutiksi, kad tai gali moteris ir naudoti pati savo, jeigu, tarkim, nėra šiuo metu santykiuose. Tikrai taip. Su partneriu tiesiog tai yra galbūt didesnė problema, nes reikia, kad vyras būtų atviras, žinai, ir jis irgi turėtų sąmonę savo šiek tiek kitaip suvokti. Tai gal sudėtingiau. Vienai moteriai tikrai paprasčiau daryti šitus dalykus. Bet jeigu partneris sąmoningas, viskas okei. Ir tikrai esi viena žymiausių vedlių Lietuvoje, būtent sąmoningumo ir to sąmoningo realybės kūrimo. Ir aš pati tave tikrai gana ilgai seku ir truputėlį esu mačius, per ką tau reikia pereiti, ar ne, per visokias heito bangas ir taip toliau. Ir ką pasakytų moteriai, kuri stipriau jaučia energiją, stipriau jaučia intuiciją, bet dabar, jeigu pastebėsit socialinėje medijoje, tiek yra daroma visokių pasišaipimų, iš moterų daugiausia, ar ne? Kaip moteriai tai atlaikyti ir kaip žinoti, kad, aš dabar jau čia nesu dar visiškai nuklakus? Oi, čia yra irgi toksai kelias, nes tikrai, jeigu pradeda moteris eiti ir pradeda eiti viešai ir garsiai dalintis, nebus taip, kad praeis tyliai. Nebus. Ir tu pati žinai, kuo toliau plėsias, matysias, kad eina tie komentarai ir eina ne tik komentarai, visko būna. Ir laidos daromos. Aš tai galvojau, žinai, kaip prieš padarė net 2 laidas tas Skirmantas apie mane. Malinauskas, galvoju, demba, ir tikrai garsi reiškia. Bet tiek jis ten tokių greito, bus. Ir reikia paskui suvokti, kad pusė Lietuvos, ten, žinai, kur jį seka, galvoja taip apie mane, galvoja, kad aš ten šarlatanė, kažkokia ten tokia lokia. Ir tegul galvoja. Ir ką dabar man daryti, žinai, tegul. Aš esu, kas aš esu. Ir tiesiog leisti kitiems turėti tą nuomonę, bet suvokti, kas tu esi iš tikrųjų. Nes žmonės, kurie jaučia tiesą, tai jie ir jaučia, o kurie pasigauna, žinai, ant tų tokių skandalų, kur kiti naudojasi tam, kad savo populiarumą kurdami kažkokią tą informaciją, tai žmogus sąmoningas tai supranta. Nesąmoningas tik tai pasimaunant tokių dalykų, žinai. Bet mes ir suprantam, kad didžioji dalis pasaulio yra nesąmoninga ir tikrai pasigaus ant to. Ir tikrai labai bus laimingi heitinant kažką. Tai, žinai, įsimaudyti tiesiog vandenyne, nuvaryti kokią labai fainą šalį ir būti tiesiog kas esi. Aš reikėjo, žinai, praeiti laiko, kol turėčiau tokį požiūrį. Nes pradžiai ir ypač moteris, kuri pradeda veiklą, kaip tu ir klausai, tikrai būna jautru, tikrai būna skaudu, bet tam yra kitos mentorės, tam yra kitos lyderės, pas kurias gali nuvažiuoti, pas kurias gali, žinai, gauti to įkvėpimo, vėl pasitikėti savim.
tiesiog laikytis arčiau tų moterų, kurios yra tavo įkvėpimas, būti toj bendruomeniai ir nebūtinai eiti vienai per viską. Taip, ir man atrodo, aš padariau viską viena ir čia šiais laikais yra toks labai gajus pasakymas ir lygiai taip pat per labai sunkų darbą. Nes žinokit, kaip aš sunkiai dirbau. Tai ką tu apie tai manai? Nu tai sveikinu, viskas okei, žinai, tai pasidovanok savo medalį. Aš galiu tai pasakyti, aš viena nieko nepadariau. Mano yra didžiausias partneris visata, man viską organizuoja, viską padaro. Ačiū jai ir man kartais tiesiog reikia atvažiuoti. Atvažiuoti ten. Tai jeigu tu taip norėjai ir sunkiai pasidarėjai šaunuolę, galima kitais būdais pasidaryti. Ir lygiai taip pat aš, žinai, švenčiu kiekvieną, žinok, kartu su ta visata ir švenčiu visą laiką visus nuostabius dalykus. Tai va. Labai ačiū tau už tokį atsakymą, tikrai. Aš kaip pasileidau šitą podcastą, sakiau, aš noriu daryti lengvai, moteriškai. Ir tai nereiškia, kad aš dabar apstai nieko nedarau, aš darau. Bet aš darau iš tos intuicijos, iš tos tekmės. Kaip tau atrodo moters paveikslas religijose? Toks įdomus klausimas, ačiū, nebuvau skaičius šis laidas. To ir nebuvo. Aha, jo, labai geras klausimas. Religijoje moteris yra taip iš vienos pusės parodyta, taip iš vienos pusės vaizduojama ta šventoji, bet žinai, žiūrint apie kurią religiją mes kalbam. Nes jeigu kalbam apie krikščionybę, tai ta moteris visada tokia šventa, tokia visiems atleidžianti, laiminanti visus. Čia yra vienas tik tai aspektas. Bet jeigu žiūrime į hinduizmą, ten yra kaliai, išsižioja, žudanti. Tai moteris yra visokia, jinai per mėnesį laiko praeina visas tas. Ir matai, krikščionybei specialiai išėmė tą tokį ir paslėpė iš vis tą ciklą, paslėpė iš vis mėnesinės, ta prasme, kaip iš vis kažkoks tai baisiausias dalykas. Ir moteris pačios šito bijo, jos net nenori nei to rodyti, nei kalbėti apie tai, nei... Bet realiai, jeigu žiūrėjau, nes čia patriarchalinė visuomenė, mes dar jos gyvenom patriarchalinį visuomenį. Aš labai linkiu pažiūrėti dokumentinį filmą apie Mariją Gimbutaitę, kuri padarė archeologinius tyrimus būtent apie tą matriarchalinę visuomenę, kuri buvo anksčiau ir daug jinai tokių fainų dalykų suvedė ir iš tikrųjų moteris visų savo spektrų, visų aspektų turėtų būti matoma, priimta ir pačiai moteriai tai taptų žymiai lengviau save priimti, žinai, visokią. Negu tas paveikslas, kur tokia šventoji, žinai, ir tokia patogi visada. Tai mes iš to turėtume išeiti. Ir aš manau, kad jau išeidame, žinai, bet religija padarė savo presindama, tiesiog supresinda visą moteriškumą, nes ten ir to seksualumo. Ir žinok, aš visuomet galvau, aš buvau labai su daug visokių krikščioniškų institucijų susijus, vos neįstojau vieną sektą ir dabar aš tikrai nuo to atsijungiu. Ir visuomet aš galvau, kodėl man ta Marija nerezonuoja. Kodėl, kokia jinai yra nupiešta, kokia jinai yra aprašyta, kodėl man rezonuoja Kali labiausiai ir ne ta Marija. Ir aš supratau, kad taip, ta jos ta meilės pusė, ne ta šviesos pusė, jinai man visuomet rezonavo, bet aš jau kažkaip intuiciškai jutau, kad labai daug kas yra nuslėpta, ar ne, apie apstai kokia jinai buvo, ką apstai reiškia moteriška energija ir kad tai nėra tik tai aš dabar jūs paguosiu ir palinksėsiu galvą, ar ne? Tai yra vienas aspektas, kuris taip pat yra labai labai svarbus ir mes irgi savyje turim tai integruoti, žinai, nes kartais moteris per daug būna Kali. Kartais būna per daug ta pagiežinga, žinai, kerštinga. Tu čia man sugadinai gyvenimą, dabar aš tave prakeiksiu. Tokia, žinai, jau per daug gali būti. Mums vis tiek reikia turėti visus aspektus ir mokėti juos valdyti ir mokėti juos atspindėti. Nes šiaip labai rekomenduočiau dar knygą Ona Jėzaus senelė. Ten rašo būtent moterų ir Marijos tą vaidmenį ir kaip ten buvo ir kokia ta pati Marija buvo. Šiaip labai super faina. Tai gal labiau pažinti, žinai, šitą moterį kaip moterį, gyvą moterį. Ir taip, tas gebėjimas, žinai, būti šviesoje ir meiliai dabar yra naujasis amžius, nes mums labai lengva buvo viens kitą žudyti. Mes iš tikrųjų žmonijos sąmonės lygmuo mes dar tik mokomės viens kito nežudyti.
Ir tai sunkiai gaunas, kaip matai. Taip. Ir vis dar žuda visi ten visus, bet tai mes dar tik tokiam sąmonės lygmenyje, supranti, tai dėl to Marijos aspektas yra irgi labai labai svarbus matyti per atjautą viską, ar ne? Ir aš labai daug irgi, net pas mane yra Marijos meditacija, žinai, tai yra, taip, tikrai irgi labai svarbus momentas, bet seksualumas nepametamas. Žinai, va, ta knyga, jeigu skaitysi, pamatysi, ten yra visos ir seksualinės praktikos, viskas yra. Tai tiesiog, kai jisai yra ekskliudinamas, tu tada nerandi, žinai, jo savyje, nerandi joje savęs, nes jinai tik tai per vieną prizmę pateikta. Tai moteris yra viskas yra joje. Ir man atrodo, mes kaip moteris turim tą tokią galią matyti už to pykčio, kas yra siela už to pykčio, kas yra siela už tų visų blogų ar ne kerštingų dalykų. Ir mano gyvenime irgi buvo tam tikrų žmonių, kurie, va, taip kalbant, tikrai pasielgia labai negerai, bet tu vis tiek turi kaip moteris tą gali mylėti, ar ne? Ir tu gali matyti, kas yra už to viso. Nėra nei vienos sielos, kuri ateitų iš šitą gyvenimą kažkokia bloga ar kažkokia kitokia, ar ne? Tai man atrodo, kad mes, moteris, tikrai turim šitą galią ir kuo mes ją daugiau aktyvuojam savyje, tai tuo labiau galim ir visas vibracijas kelti. Taip, moteris išgelbės pasaulį, man atrodo. Man irgi taip atrodo. Taip, ir dar apie tą gausą. Nu, mums visą laiką jinai yra, kaip pasakyti, jos reikia, nes mes jos norime ir daugiau. Tai va, kuo skiriasi, kaip vyrai manifestuoja gausą, ar ne, ir moteris. Ir gal turi kažkokią savo praktiką, arba gal kažkokį atsitikimą iš savo gyvenimo pasakot, kur tavo, wow. Vyrai iš vis nemanifestuoja. Jeigu kalbėt apie sąmoningą, tai vyrai iš vis nemanifestuoja, nebent labai reti atvejai, kur yra vyras sąmoningas ir jis naudoja praktikas. Bet šiaip tiesiog vyrai dirba. Dažniausiai jie tiesiog dirba. Ir kai kam gaunasi, žinai, per tai kurti tas gausas daug iš tikrųjų, tai džiugu, nes reiškia, nėra blokų. Reiškia, nėra ribotuojančių įsitikinimų ir kartais tikrai vyram puikiai, daugybė yra sėkmingų vyrų, kas liečia tik finansinę gausą, nebūtinai jie sėkmingi ar laimingi. Tai čia kitas klausimas. Moteris su finansinė gausa, su pinigų energija, pradžiai turėtų pasižiūrėti savo santykį su tėčiu, šitą žinome, ar ne? Su tėčiu visą santykį harmonizuoti, išgydyti, nes ten yra pinigų energija būtent per šitą santykį. Na ir paskui galiausiai vis tiek ji turi su savivertę dirbti. Čia viskas tik tai čia atsiremia. Nes kaip aš dažnai matau moteris, kurios neleidžia savo net ir į masažą nueiti, net ir į, ta prasme, visko gaili, visko, nes neverta. O kas nevertumas, kai slepiasi gėda tenais po nevertumu, kai slepiasi kaltė. Ir vėl atsiremiam į malonumo centrą, žinok. Pinigai, čia viskas gausa, finansai, pinigai, čia yra gimda malonumo centras, nes per irgi tą seksualinę energiją labai vibraciškai, labai panašu į pinigų energiją. Ir mes turim irgi pradėti suvokti pinigus kaip energiją. Nes jeigu suvokiam tik kaip paveriukus, tai nelabai ten pavyks ten jos dauginti. Tai jeigu suvokiam kaip energiją, mes tada dirbam su savivertės kelimu, mes tada dirbam su leidimu savo turėti ir dirbam su sąmoningo manifestacija transserfingo principais, tada ir jie vyksta dalykai. Taip, aš atsimenu pati, aš pirmą kartą, kai sau leidau nusipirkti tokią raudoną suknelę, tai aš pradėjau labai prakaituoti, nes mano nervinė sistemai tai nebuvo pažįstama, nes tikrai neužaugau ten kažkur, kur labai buvo tas moteriškumas afišuojamas, arba apskritai buvo apie tai kalbama, ar ne. Ir lygiai taip pat ir apie gausą, tai pirmą kartą tu nueini tą masažą ir aš atsimenu pirmam savo coachingui išleidau 2500 ir aš, kai smokėjau, grinai pradėjau vos nekratytis, nes kas čia atsitiko. Čia mane apskemins ir taip toliau, bet tai buvo vienas geriausių sprendimų, kurį esu padaręs. Tai tikrai. Taip, ir kai kurie žmonės mano ir yra tokių labai daug pseudo spiritual people, kurie mano, kad aš tai dabar darau visas praktikas toliau ir aš esu geresnis negu kiti. Ką tu jiem pasakytum ir kaip atskirti tą tokį tikrą dvasingumą, ar ne, o kur galima matyti tą ego dvasingumą?
Čia toks neišvengiamas dalykas iš tikrųjų, keliaujant per sąmoningumo praktikas, nes tikrai, jeigu žmogus keliauja sėkmingai, jis pradeda gauti advantage, privalumą prieš kitus. Jis pradeda matyti, kad jam viskas lengviau ir geriau, aš kai kalbu apie sąmoningą realybės kūrimą, nes yra kitas kelias, žinai, ten joga, atsketizmas, kurį nušvitimą keliauja žmonės, čia yra visai kitas dalykas, bet aš kalbu apie tos atrakinimus ar ne galimybių kurti realybę, tai tikrai pranašumas yra ir tu jį puikiai supranti ir kyla nosis. Kyla nosis ir čia yra neišvengiamas etapas visiems. Dvasinis ego yra antras žingsnis ir tai yra drakonas, kuris gali prarysti nepragrįžtamai. Labai svarbu geras vedlys. Nes geras vedlys nepadės tau tame nepaskęsti. Jeigu vedlio nėra, tai žmogus tame ir bus. Aš kai buvau šitoj stadijai iš savo tuometinio mokytojo, nes man ten atsidarė daug galimybių, gavau tiesioginę to žodžio prasmentus. Ta prasme, fiziškai. Ir mano dvasinis ego. Nieko nebežinau. Ten buvo taip tobulų laikų padarytas. Aš čia nesakau, kad smurtauti, bet man to ne kaip smurtas čia reikėjo tokio, nes aš jau ten tai pasikėlus buvau, kad tu net neįsivaizduoji. Tai čia yra svarbus momentas irgi pastebėti tą puikybę, kuri gali kilti. Ir kartais sumaišoma, žinai, labai svarbus sveikas santykis tarp pasitikėjimo savim, savivertės ir kad neužlipti puikybę, kad išliktų empatija, kad išliktų žmogiškumas. Ir čia jau asmeninė kelionė, žinai, kiekvieno. Nes tikrai bus tokių, kurie užlips į tą ego ir važiuos ant to ego. Jeigu yra geras vedlys, jis tikrai padės tau. Ir, žinai, aš ir palinkėčiau žmogui, kuris galbūt jau yra stadijoje, kur aš viską žinau ir aš jau išsigydžiau galbūt net vėžį pats, nes tokių būna, žinok. Ar ten jau aš viską mačiau, jau aš čia viską žinau. Aš kai tai pradedu jaustis, aš specialiai einu pas kažkokią kitą mokytoją. Aš specialiai darau tai, kas mano ego labai nepatinka. Specialiai varau, kur mano tą puikybę visą sugriautų. Jeigu to nedarant, tai tikrai užsisėdėsi, aš žinau viską. Taip. Ir svarbiausia toliau mokinti, svarbiausia išlaikyti nuolankumą, išlaikyti tą kuklumą, kuris yra vidinis kuklumas. Tu gali išoriai būti, žinai, aš savim pasitikiu, aš rodau tą ir nesavivertę aukštą, bet viduje aš gerbiu kitą, viduje aš gerbiu jo kelionę, netgi jeigu jisai ten, žinai, dar priklausomas nuo narkotikų ar ten dar kažkaip, aš gerbiu, kad tu esi savo kely. Ir laisvė yra rinkti. Aš tiesiog renkuosi ribą, žinai, galbūt su tavim neturėti interakcijos, bet aš priimu ir gerbiu tavo kelią, kur tu esi. Tai labai ačiū tau už tokį atsakymą ir gal gali papasakoti, kas čia už mūsų yra? Taip, čia yra priminimas, tas toks, kaip tu minėjai, kad reikia priminimo, kur ne vien darom meditacijas, ne vien ar ne darom praktikas, bet galim turėti tokį priminimą kasdieną. Ant savo telefono, ant savo kompiuterio mano sukurtas viršelis su specialiais gausos kodais, kur yra tam tikros skaičių kombinacijos. Aš taip pat ją turiu, tai labai gražus. Ir yra tas priminimas, žinai, nepameti savęs, turi prieš savęs, biški, grįžtų į gausos energiją, grįžtų į turėjimo energiją. Tai kas žiūri iki galo šitą podcastą, 20% nuolaidą dovanoju šiems nuostabiems, labai kokybiškiams telefonų ir kompiuterio dėkliukams. Tai gausos kodas specialus, jums yra gausos kodas vienas žodis, tiesiog įrašykite užėję nuorodą, kurią rasite apačioje šitą kodą, susirinkus savo krepšelį ir gausite 20% nuolaidą. Tai labai tau ačiū, Ieva, tikrai buvo labai nuostabus ir gilus pokalbis. Ačiū tau, Guste, ir linkiu klestėjimo. Dėkui labai. Ačiū visiems, kas klausė.